Spustelėkite terminalo klaviatūrą, kad pasiektumėte terminalo personalizavimo meniu. Pasirinkite žemėlapio vizualizaciją trečiajame ketvirtyje ir spustelėkite žalią varnelę, kad patvirtintumėte. Spustelėkite išplėsti apatinėme kairiajame kampe, kad perjungtumėte žemėlapio vaizdą į visą ekraną. Pradedant nuo viršutinio kairiojo kampo ir judant į dešinę, matote antenos signalo indikatorių. Mygtukas su kombaino ir linijos siluetu leidžia perjungti lauko vizualizaciją su subraižytomis lauko vairavimo linijomis. Skaičiai langelyje parodys atstumą nuo pasirinktos lauko vairavimo linijos. Žiūrint į žemėlapį, grafinė vizualizacija rodo jūsų geltonas arba raudonas linijas. Kiekviena spalva žymi judėjimo kryptį. Automatinio vairavimo linija, kurią sekate, bus storesnė nei kitos. Geltonas skaičius po langeliu, dabartinės aktyvios linijos numeris pagrindinės AB vairavimo linijos. Vairo piktograma rodo vairavimo būseną. Balta su raudonu X reiškia, kad sistema nėra pasirengusi veikti. Tik balta reiškia, kad sistema pasiruošusi veikti. Oranžinė reiškia, kad automatinis vairavimas įjungtas, bet ne visos sąlygos įvykdytos. Žalia – automatinis vairavimas aktyvus. Jei įvyksta gedimas, pasirodys piktograma su raudonu trikampiu. Didinamojo stiklo piktograma. Naudokite ją norėdami reguliuoti žemėlapio mastelį bei pasirinkti dvimatį arba trimatį vaizdą. Dešinėje ekrano pusėje, pradedant nuo viršaus, rasite piktogramą skirtą įvesti lauko ribą. Piktograma skirta nustatyti naują važiavimo liniją. Piktograma skirta aiškiai ir tiksliai pažymėti kliūtį lauke, piktograma žymekliui nustatyti, piktograma pažangioms žemėlapio vizualizacijos nuostatoms įvesti ir galiausiai piktograma, leidžianti grįžti prie ketvirčio vizualizacijos. Ekrano apačioje rasite langelį, kuriame galima peržiūrėti skirtingus apdirbtas teritorijas. Žemėlapio viduryje matote kombaino siluetą ir pjaunamosios sekcijas. Jei įjungta automatinė sekcijų kontrolė, žalieji taškai taps balti, jei persidengsite su jau nuimto derliaus teritorija. Tokiu būdu persidengimas nebus įtrauktas į hektarų skaičiuoklę.